Nu, grįžau, antras bandymas. Visą laiką, kai vedu laivą, turi kas nors paskambinti. Palauksiu, kol pasijungs. Truputį pasikartosiu, ką jau kalbėjau. Va. Nu, tikiuosi, šį kartą nieks nebepaskambins man ir normaliai galėsiu pravesti laivą. Aš vis dar nemoku atjungti, kad mane skambintų. Tai gerai, tai tęsiu tada toliau, net netęsiu, o truputį pasikartosiu, nes tas įrašas nebeišliks, ką truputį kalbėjau. Tai šiandien kalbu apie tai, kad norint pokyčių reikia pakeisti stereotipinį mąstymą. Ir prie ko čia tie pokyčiai, prie ko čia stereotipinis mąstymas ir prie ko čia apskritai neurografika, nes dabar aš, kaip sakau, vedu tos laivus, pasakoju apie tai, kas yra neurografika ir kam jinai reikalinga, kodėl jinai naudinga, kokią naudą atneša ir taip toliau. Tai dar pasikartosiu, nes, kaip sakau, laivas buvo nutrūkęs, tai norint, kaip sakant, savo gyvenime turėti pokyčių ir keisti savo gyvenimą, yra svarbu suvokti, kad viskas, kas vyksta mano gyvenime, esu atsakingas aš ir aš esu priežastis tai, kas vyksta mano gyvenime. Taip mes galime kaltinti situaciją, žmonės, aplinką ir taip toliau, bet tik nuo mano veiksmų, nuo mano darimo, mano gyvenimas toks yra, koks yra. Ir čia yra dalykas, dėl ko žmonės primeta tą atsakomybę kitiems, nes neprisėma atsakomybės už savo gyvenimą. Nenori būti atsakingi už savo gyvenimą, nori, kad kažkas kitas už juos kažką padarytų ir pakeistų jų gyvenimą ir kad jis būtų geresnis. Ne? Bet taip dėja nėra. Norint turėti kažką kitaip, turėti pokyčio, išlipti iš kažkokių problemų, mes turime veikti ir daryti. Ir kai mūsų veiksmai kiekvieną kartą kartojasi, jeigu aš elgiuosi kiekvieną kartą taip pat, veiksmai kartojasi, mano tos pačios mintis, mąstymas toks pat, šabloniniai sprendimai, pokytis neįvyksta. Nes mes užsisukam kaip voverės rate ir neteina naujos idėjos, neteina naujos mintis, neteina nauji sprendimai, kaip aš galėčiau kažką tai naujo sugalvoti ir kitaip padaryti. Nes jeigu aš atrodo lyg ir bandau vieną, kitą, trečią dalyką, bet jis nepasiteisina, aš vis tiek esu, kaip sakau, užstrigime, reiškia, aš turiu padaryti kažką kitaip. Aš turiu savęs paklausti, o ką dar aš nepadariau, kad, nežinau, žiūrint kokią pavyzdį, pavyzdžiui, tam pačiam versle, ne? Arba jeigu aš dirbu nemylimą darbą, ką aš galėčiau kitaip padaryti, ko dar niekad nedariau. Ir va čia yra tas stereotipinis mąstymas, kad mes elgiamės pagal šablonus, mes nematome, kaip sakau, užsidedame užuolaidas, užsitraukiame užuolaidas, matome tik tai taip, nematom kitų galimybių, ką kitaip padaryti. Tai yra mūsų neuronai nauji yra nesuaktyvuojami, mes veikiame pagal senas programas ir nieko kito nematome. Ir paskui sako, pokyčiai nevyksta, niekas nesidaro, aš esu užstrigime, bet irgi vakar užsirašė viena klientė, kad nori paspręsti situaciją, kodėl jos versle niekas nevyksta. Jis yra sąstingė, tarsi keliasi tikslus, liktai kažką tai daro, bet niekas nevyksta. Dėl to, kad jinai veikia pagal tą pačią programą, pagal tuos pačius kažkokius tai šablonus ir nemato, kaip kitaip dar galėtų. Nes galbūt keičiasi rinka, keičiasi dar kažkas, tai ne, aplinka keičiasi. Ir mes turim vis bandyti naujus dalykus. Bet jeigu mūsų neuronai, kaip sakau, nesusaktyvuoja nauji, mes nematom tų naujų galimybių ir nematom, ką mes dar kitaip galėtumėm padaryti. Taip? Tai vat yra labai svarbu atrasti, sukurti tas naujas neuronų jungtis ir pagalvoti, ką aš dar nepadariau. Tas klausimas, ką aš dar nepadariau, yra čia kaip ir labai didelė pagalba. Aš visą laiką, kai man kažkas nepavyksta arba neišlipau iš kažkokios tai situacijos, aš klausiu savęs, ko aš dar nepadariau, ką aš dar galėčiau padaryti. Ir vis tiek esu užstrigime, pavyzdžiui, ne? Nesugalvoju nieko, atrodo ir čia, ir jeigu taip žiūrėti, ranką pakėliau ir koją pakėliau, ir abi pakėliau, ir dar kažkokius pratimus padariau, ne, jeigu taip žiūrėti. Ir niekas nepasidaro, niekas neįvyksta, nes mano smegenys dar vis yra kažkokiam tai senam kontūre ir jos nesupranta, ką dar naujo galėčiau sugalvoti. Yra tų įvairiausių pratimų, ne, kaip būna, sako, pradėkim daryti tai, kas neįprasta. Pavyzdžiui, valykime dantis kairę ranką, valykime kairę ranką, galbūt pieškime kairę ranką, arba dar kažką, kas mums neįprasta, kas susiaktyvintų kitaip.
Bet vis tiek būna, neįvyksta kažkokie tai pokyčiai ir vis tiek mes esam tam užstrigime, sukamės tam pačiam voverės rate ir nematom išėjimo. Tai šitam dalyke, stereotipinė mąstymo problemoje, kaip aš sakau, išeitis yra, kurią aš norim pasiūlyti, tai yra neurografika. Nes kuo yra įdomi ir gera neurografika, kad būtent neurografinė linija, tai linija, kuri leidžia išeiti iš stereotipinio mąstymo. Aš dabar truputį jums papiešiu. Taip, neurografinė linija, tai yra linija, kuri nekartoja savęs kiekvienoje savo judėjimo atkarpoje. Tai yra, jeigu aš ją suskirstysiu gabaliukais, atkarpomis, jinai yra skirtinga visada. Jinai nėra stereotipinė. Nes jeigu, pavyzdžiui, mes piešim liniją, gal pasuksiu, kad matytųsi. Jeigu linija būtų tokia, taip, jinai pasikartojanti. Aš vis tą patį darau. Taip, tai nėra neurografinė linija. Arba, pavyzdžiui, gali būti ir tokia linija, ne? Čia panašiai gal piešiau, ne? Jinai irgi pasikartojanti, besikartojanti ir vis tiek aš kažkokius 2 veiksmus gal padarau skirtingus ir vėl tą patį darau, ir aš neišeinu iš to stereotipinio mąstymo. Tai va čia nėra irgi neurografinė linija. Neurografinė būtent linija tai yra linija, kuri nekartoja savęs, jinai mums leidžia išeiti iš stereotipinio mąstymo ir pamatyti situaciją kitaip. Nes neurografikoje mes kiekvienas mūsų neurografinis piešinys turi savo temą, mes išsikeliam, kas mums šiuo metu aktualu ir mes piešiame. Ir kai mes piešiame, pas mus ateina idėjos, ateina suvokimai. Aišku, ateina ir nemalonių dalykų, destruktyvių, nes mes per neurografiką, neurografikos metu, neurografinio piešinio metu piešdami, mes lendame į savo pasąmonę. O mūsų pasąmonė yra įvairiausios patirtys, tiek teigiamas, tiek neigiamas. Mes visko ten esam, kaip sakant, pergyvenę ir tas yra užsifiksavę. Ir kai mes lendam su neurografinė linija į savo pasąmonę, mes iškeliam ir nemalonius dalykus į paviršių. Bet kai mes juos išsivalome, tada mes galime pripildyti kažkuo tai naujais. Ir tada atsiranda nauja emocija, nauji pojūčiai, naujos būsenos ir vat taip keičiasi mūsų matymas, susikuria naujos neuronų jungtys. Kad aiškiau suprasti, kaip veikia būtent kaip jau egzistuojančios neuronų jungtys įtakoja mūsų suvokimą apie pasaulį, aš irgi truputį dabar nupiešiu. Taip. Pas kiekvieną iš mūsų, šiais man čia tas neuronus nupiešti. Įsivaizduokim, kad čia yra neuronai, kažkur čia nueina vienas neuroniukai, ir jau egzistuojantis. Ir jie yra sujungti kažkokį tai kontūrą sudaro, Mūsų mąstymas, mūsų šablonai, veikimas tas pats, jis visą laiką tas pats. Ir tos jungtis, kurios jau yra jos, kaip sakau, įsirėžusios į mūsų smegenis, jos atspindi mūsų gyvenimo patirtį. Mes kažką patyrėme 1 kartą, 2 kartą, 3 kartą ir tai įsirašo į mūsų smegenis. Ir smegenys kiekvieną tokią neuronų jungtį suvokia kaip veiksmų programą. Jeigu jau patyrei, dar kartą, 3 kartą, tai ir vėl tą patį darysi, stereotipinis mąstymas yra. Ir kuomet mes nesusilpninsime tos jungties ir nesukursime naujo paveiksliuko, naujo neuronų kontūro, niekas kardinalaus jūsų gyvenime neįvyks. Žinoma, jeigu jūsų gyvenimas yra nuostabus, puikus, rožėm klotas, tikrai nieko nereikia, kaip sakau, griauti senų jungčių, gyventi pagal jas ir viskas yra tvarkoj. Bet jeigu jūs nepatenkinti esat gyvenimu, norit kažkokių tai pokyčių, norit išeiti iš kažkokios, tai kaip sakau, nenoriu keiktis eteryje, situacijos, tai tada svarbu sukurti tas naujas neuronų jungtis. Ir kad susiformuotų naujos neuronų jungtis, nauji neuronų ryšiai, tam įtakos turi 2 momentai – emocija ir pasikartojimo dažnis. Čia kaip metaforą galėčiau tokią pasakyti, pavyzdžiui, jeigu jūs, man eina toks vaizdinys iš filmo Namelis prerijose, man atrodo, ar kur ten buvo, kai eini namo, pavyzdžiui, per lauką, ir visą laiką tuo pačiu takeliu iš mokyklos į namo eini per taip pat to takeliu. Jis išsimena, jis yra patirtis, jis visą laiką toks pat.
Ir kai aš noriu kažką sukurti naują, aš sugalvoju, aš gal noriu kitų takelių eiti, aš gal kažką tai naujo noriu pamatyti, aš gal kažką tai naujo noriu patirti, aš pradedu minti kitą takelį. Bet kad jisai įsirėžtų į mano smegenis, jeigu taip kalbėti, įsirėžtų į mano atmintį, kad liktų žymėto takelio išminto, aš turiu kartoti. Vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą. Ne? Tai kuriamas naujo neuronų jungtis. Ir čia būtent mums padeda neurografika. Ne? Nes, pavyzdžiui, yra kažkokie tai neuronai, ne? Pavyzdžiui, pradedu neurografinę liniją jungti, ne? Vieną neurografinę liniją. Taip. Susikirtimas atsiranda naujas neuronas. Dar piešiu, ne? Naujus takus, kur dar naujas neuronas atsiranda. Ir atsiranda taip vadinamos pozityvios emocijos, susijusios su nauja programa, kurią mes norime realizuoti. Ir taip pas mus gimsta ta nauja programa, mes naujai pradedame matyti. Ir neurografika būtent padeda suaktyvinti tas neuronų jungtis, kad jos susikurtų naujas neuronų kontūras. Mes be piešdami suvokiame, nes kaip ir minėjau, mes piešiame tam tikrą temą, ateina suvokimas, ateina insightas, ateina kažkoks tai paleidimas senų programų. Ir jeigu kalbant apie seną programą, kas vyksta su sena, kai mes pradedame kurti naują tą programą, naują neuronų kontūrą, mūsų šita programa pradeda, kaip sakau, silpnėti, kažkuriuo momentu kažkur gal nutrūksta, ne? Ir tuomet jau smegenys mūsų priima naują programą kaip veiksmų planą. Mes pradedame veikti naujai, mes pradedame daryti kažką tai kitaip. Tai būtent neurografika labai yra nuostabus instrumentas ir geras užaktyvinti naujas neuronų jungtis, pamatyti kažką tai naujai, pamatyti tą situaciją, kurią mes piešime kitų kampų, nes galbūt aš niekada nestovėjau ir nemačiau to kitų kampų tos situacijos. Nes tų kampų yra labai daug ir būtent, kaip aš sakau, neurografika padeda atverti užuolaidas ir pamatyti kartais ne tik tai taifą, bet netgi 360 laipsnių kampų ir galvoju, o geras, šitaip galima? Taip, tikrai galima, nes tikrai turėjau atveju, kai turėjau padaryti sprendimą, dar senam darbe, aš šitą pavyzdį laiką pasakoju, nes labai gerai man įsiminė, kai aš nesutariau su viena instancija valstybinė ir neradom niekaip sprendimo, aš piešiu vieną piešinį, antrą, aš jiems siūliau pasiūlymus, taip galim padaryti, ne, jie visur prieštaravo. Ir aš tada, kaip sakau, pradėjau piešti ir atėjo man tiesiog gal taip pasiūlyti į tokį sprendimą ir jis buvo visiškai paprastas. Ir aš pasiūliau ir jie sutiko. Tai tiesiog man leido pamatyti neurografiką, viską kitų kampų, kažką tai iškelti paviršių ir taip žinot, kaip būna ta lemputė. Eureka, uždegti mano galvoje. Tai neurografika labai puikiai tai daro ir mūsų pokyčiai gyvenime iš tikrųjų labai pradeda vykti. Kiek ir klientų praėję, paskutinis kursas buvo lapkričio mėnesį ir rašė savo grįžtamą ryšį, tai aš stebėjausi, kiek visko vyksta, tik tai vienas dalykas, viena sąlyga yra neurografikų daryti tai pastoviai, ne? Kaip aš sakiau, naujos neuronų jungtis, naujo neuronų kontūras susiformuoja tuo metu, kai yra patiriama tas momentas emocija ir pasikartojimo dažnis. Mes darome visą laiką ir kartojam, kad jisai įsirėžtų, kad nauja patirtis įsirėžtų į mūsų smegenis. Tai tiek apie pokyčius, apie kaip neurografikos pagalba galima pakeisti stereotipinį mąstymą. Žinoma, galima keisti ir be jos, bet neurografika ypač, kaip aš sakau, padeda tuo metu, kai, atrodo, ir tą išbandžiau, ir 5, ir 6, ir 10 ir niekas neveikia, ar tai būtų santykiai, ar tai būtų darbas, ar tai būtų veikla, ar tai būtų, nežinau, kažkoks tai projektas, kuriame reikia užaktyvinti to kūrybiškumą, pasitelkti, tai būtent neurografika labai gerai tai padeda padaryti. Tai tiek turbūt šiam kartui apie stereotipinį mąstymą ir neurografiką. Ir sekantis laivas bus penktadienį, aš jau kalbėsiu apie neurografiką ir tiksliau apie mitus, apie neurografiką, kokie sklinda mitai apie ją.
Ir susitinkam penktadienį tada. Tai gražios dienos visom. Jeigu yra klausimų, gali dar man pamojuoti, širdučiai duoti. Tai labai tokia gera nuotaika man bus. Visą laiką gera gauti. Aš jums duodu, dalinuosi savo žiniom iš jūsų, kaip sakau, širdutes ir pamojavimus. Irgi būsiu dėkinga. Jeigu yra klausimų, irgi klauskite. Ir tada susimatome penktadienį 12 valandą. Tik Instagrame, nes Facebookas kažkodėl mane užblokavo ir nebeleidžia man leisti laivų. Reiškia, taip turi būti. Kažką turiu daryti kitaip. Ir klausimas man, ką dar kitaip aš galiu padaryti. Tai gražios dienos visoms, visiems ir tada iki kitų susitikimų. Iki.